Labas vakaras. Sveiki. Aš seniūnas esu Benediktas Titovičius, visi čia mane pažįsta. Sveikinu šituose kukliuose patalpose. Ką turim, bet po biškį bandysim įrengti. Glaudžiai bendradarbiaujam su mūsų kaimynais, su Naujininkų Novada, su kitais policijos atstovais, su antrojo policijos komisariato. Mums labai svarbus šiandieninės dienotvarkės klausimas, saugi kaiminystė. Be abejo, jūs čia šnekėsite gan praktiškai, pavyzdžiais, bet manau, kad tas darbas pradėtas dar 5, gal 6 ar 7 metus atgal, 7 pagrindė metais. Norėčiau, kad būtų, ne kiekybė, bet jo kokybė būtų. Kad ta kaiminystė tikrai būtų kaiminystė, kad gyventum saugiai, nebijotum. Žinau, kad soduose, daugiabučių namų bendrijose, šitas dalykas yra labai naudingas. Tai, kad aš sveikinu jūs atvykusius, gerbiamus policininkus, kolegus ir suteikiu žodį ponui komisarui. Ačiū, Benediktai. Tai iš tiesų labas vakaras. Aš esu Arūnas Paulauskas, Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato viršininkas. Man iš tiesų didžiulė garbė dalyvauti šiame renginyje ir matyti, šioje salėje turbūt vienus aktyviausių bendruomenių narius, kurie rado savo dalį brangaus laiko ir skyrė jį šiam susitikimui. Iš tiesų tas projektas Saugi kaiminystė yra be galo svarbus ir tikrai tikimės, kad tai nėra ir nebus tik kažkoks formalus projektas įtvirtintas sutartim ir tiek, o iš tiesų, kad skirsime visi pakankamai dėmesio šiam projektui ir tikrai jis pereiks į tą neformalų lygį, kuomet nuolat palaikysim ryšį, bendrausim. Vėlgi tas saugių kaiminysčių judėjimas, sakysim, ne tik suartina policiją su bendruomenėmis, kurios gyvenam teritorijose, bet ir, aš manau, ir pačias bendruomenės labiau sutelkia. Kaip ten bebūtų, policija dėja negali būti visur ir visada, tai tikrai tie aktyvūs bendruomenės nariai, pilietiški bendruomenių nariai, tai yra mūsų, gerąja to žodžio prasme, akys ir ausis mūsų teritorijai, už kurią mes esame atsakingi ir be jūs mums esate be galo svarbus. Ta informacija, kurią jūs mums perduodat, tie, galbūt patarimai, kurie mes jums galime duoti, aš manau, yra svarbus ir gali padėti mums tiesiog, plėtoti šį, aš taip nežinau, judėjimą vadinu, bet manau, tai iš tiesų tik pirmi žingsniai žengiami šiandien, bet, kaip sako, kiekviena didžioji kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Tai ir čia manau, kad tikrai, Benediktai, aš kažkaip įtariu, kad galbūt po kokių 3-4 metų šitą salę mums bus mažoka ir mes jau ieškosime galimybių, kur surinkti daugiau žmonių, kad galėtume juos sutalpinti. Tai tikrai ačiū Jums labai už tai, kad Jūs dalyvaujat, ačiū už Jūsų aktyvumą ir tikrai tikiuosi, kad nuolat palaikysit kontaktą su mūsų nuovadų buvusiais viršininkais, dabar vyriausiaisiais tyrėjais, bet tai iš tiesų nėra svarbu. Turbūt žinot tuos žmonės, kurie tiesiog yra atsakingi už jūsų teritorijas, už tas vietovės, kur jūs gyvenat. Ir tas kontaktas bus nuolatinis. Vėlgi planuojame steigti bendruomenės pareigūno tokią kaip ir pareigybę, kuri dar labiau suartintų tą bendruomenę su mumis, su policija, dar glaudžiau bendradarbiautume. Tai kągi, šiaip linkiu gero vakaro, tikiuosi visi išgirsim daug geros, naudingos mums informacijos ir tiesiog pabendrausime ir pabūsime kartu. Tai ačiū už dalyvavimą ir laukiam tada pristatymą. Ačiū. Ačiū. O dabar pakvieskim Gintarą Vaišintą, pirmą policijos komisariatą, viešosios policijos skyriaus viršininką, kad aptartų savo temą policija ir bendruomenė. Tai štai pagrindinis yra tikslas, kad jūs susirinkot čia,
kaip saugios kaiminystės grupės atstovai. Ir kiekvienas iš jūsų turit savo sukauptą praktiką, savo sukauptą patirtį, kurią iš tikrųjų galite pasidalinti vienas su kitu. Netgi policijai nedalyvaujant, man atrodo, kad vienas kito vertinga patirtis, kurią mes išgirstam prie kavos puodelio, gali būti itin svarbi ir itin naudinga jūsų veikloje. Ir dar labai norėčiau, kad į saugios kaiminystės pačią kaip judėjimo, kaip idėjos formatą šiek tiek mes turėtumėm, bent jau aš taip manau, pažvelgti giliau, plačiau ir išsigryninti, ką kiekvienas mes galime, ko norime ir šiek tiek pasiremsiu šiais metais atlikto tyrimo metu Vilniaus mieste duomenimis ir pasakysiu, kaip jūs, kaip bendruomenė, turbūt daugelis iš jūsų dalyvavo tam tyrime, aš nežinau, iš esančių turbūt anketas kai kurie pildėt. Tai va, tai jūsų nuomonė turbūt bus įdomu patiems sužinoti. Tai dabar aš pradėsiu veikia šitas failiukas. Čia yra policijos departamento paruoštas failas, jeigu jisai neveikia, galiu tiesiog naujai. Tam, kad tokia linksma gaida pradėtų mūsų susitikimą. Stengsiuosi kalbėti trumpai ir norėčiau iš karto susitart, kad kadangi jūsų labai yra daug ir skirsim paskui specialiai laiko klausimams, kad jeigu turit klausimų, tai užsirašykite arba įsidėmėkite ir paskui išdiskutuosime prie kavos puodelio. Ir iš karto dar pasakysiu, pirmoji dalis, kada aš kalbu, bus pati neįdomiausia, o įdomiausia bus antroji dalis, tada, kada... Ar visiems gerai matosi, nes man žiūrė nelabai gerai matosi, nelabai ryškiai, tai aš akinius susidėsiu. Tai dabar sekanti skaidrė yra labai trumpa. Štai kiek per 4 metus mums pavyko sukurti saugios kaiminystės grupių. Tai pirmam policijos komisariate, kur aš atstovauju, čia šiek tiek klaida padaryta, yra 35 grupės, o antram policijos komisariate 23. Ir sakykit, ar daug tokių grupių 107 000 gyventojų, tik tai 23 grupės. Ir įdomu būtų sužinoti, kiek jas iš tikrųjų jungia. Jeigu viena grupė jungia 1000 gyventojų, tai atrodo būtų labai daug. Galim kitą. Struktūra policijos duomenimis, tai aš minėjau tą apklausą, kur visi mes atsakinėjom, yra visą pagrindą sudaro daugiabučių namų bendrijos. Tai yra labai aktualu mums ir sodų bendrijos ir privačių namų bendruomenės sudaro šiek mažesnę dalį, bet tai yra 3 pagrindinės dalys, į kurias mes galime traukti saugios kaiminystės kaip partnerius tos idėjos kūrimui. Kriminogeninė situacija, mes paklausėme su žmonių, ar tai veikia. Ir iš tikrųjų, aš girdėjau labai daug skeptikų ir mūsų tarpe, ir visuomenės, ir savivaldybės tarpe, kad kriminogeninė situacija iš esmės nesikeičia arba keičiasi nepriklausomai nuo to, veikia saugios kaiminystės grupės ar neveikia. Ir įdomu, paneigėm tą nuomonę ar ne. Tai štai saugios kaiminystės grupės, matot, beveik 30% pasakė, kad visiškai nepasikeitė, o kad šiek tiek pagerėjo, labiausiai teigia savivaldybė ir policija. Tačiau aš manau, kad tas saugios kaiminystės grupė atsakymas, kad šiek tiek pagerėjo ir smarkiai pagerėjo, yra kol kas, kaip pasakyti, toks mūsų geras įvertinimas duodamas avansu. Aš tikiu, kad jūs daug tikitės iš bendradarbiavimo su mumis ir tą parodė šitoj skaidrėje. Dabar kaip bendradarbiaujame? Iš tikrųjų, aš dabar nesirinkdamas paklausiu, kad ir jūsų, jeigu galima. Kaip jūs manote, ar bendradarbiavimas yra labai glaudus tarp policijos, savivaldos ir tarp jūsų sukurtos saugios kaiminystės grupės? Supratau, bet kadangi jūs čia atėjot, jūs su kažkuo bendradarbiavot, kažką jūs pakvietė. Mes kaimynai esame, mūsų mano šalia, mes bendrausim. Tai dabar kaip tik objektyvė nuomonė, kadangi jūs nenarys esat saugios kaiminystės, kaip jūs manote? Ar gerai bendradarbiauja visuomenė su policija? Nelabai. Supratau. Dabar pabandome pasiaiškinti, kodėl. Pirma, 2007 metais, kai prasidėjo šitas judėjimas, tai yra Seniūnas sakė, kad pas mus atvažiavo kolegos iš Estų, tai labai stipri saugios kaiminystės grupė asociacija veikia. Iš tikrųjų vienyje, aš net nežinau,
apie 500 milijono turbūt žmonių. Tai įsivaizduokit, kai juos tai 1,1 gyvena. Tai pusė sudaro saugios kaiminystės grupės atstovai. Ir ko mes siekiam? Jūs matot, sumažinti galimybės įvykti nusikaltimams ir stiprinti bendruomeninę dvasią. Kas tai yra stiprinti bendruomeninę dvasią? Sekančiai arba dar sekančiai skaidrė, aš dabar tiksliai neatsimenu pasakysiu. Štai kokią naudą mes matėme iš to. Žmonių grupės tampa bendruomenėmis, nėra atskirti vienas žmogus nuo kito. Pradedam sveikintis. Ką reiškia sveikinamės? Ar jūs grįžtate į namus ir šitą matot savo kaimyną, kurį gal pirmą kartą matot ir su juo nesisveikinat? Ar jūs ateinat ir kiekvienas kaimynas jau ryte išeidamas, vesdamas šunį su jumis pasisveikina ir jūs šiek tiek turėtumėte jaustis saugesni, kadangi jeigu žmogus sveikinasi, jis yra geranoriškas. Be abejo, jis jums neiškvies kažkokios kiaulystės. Jis nepasakys automobilio taip, kad jūs negalėtumėte išvažiuoti iš kiemo. Jis galų gale, vežiodamas šunį, nuves jį šiek tiek toliau, kad netrukdytų jums, ypač jeigu šunis agresyvus. Kas sumažėja nusikalstamumas, tai iš karto galiu pasakyti, aš per tos 7 metus šiek tiek aplankiau Europos valstybių ir vienas netgi dalykas, pasakysiu ne apie Europos valstybę, o apie amerikiečius. Amerikiečiai padarė tokį tyrimą, policininkai apklausė savo pačius nusikaltėlius, būtent įsilaužėlius ir paklausė, kas labiausiai jūs atgrasytų, kad jūs neitumėte į tą namą, pavyzdžiui, ir nebandytumėte ten vogti. Ir kaip jūs manot, patys nusikaltėliai atsako, jeigu yra saugios kaiminystės stendas, vadinasi, mes į šitą namą neįsim. Klausim, kodėl? O jie atsako paprastai, todėl, kad negali žinot, iš kokio kampo, iš kokio lango mane stebės kas nors, kažkoks susilikęs kaimynas, kuris tuo metu nedirba arba atostogauja, ir iš karto be abejo praneš policijai, kurie atvažiuos ir padidėja galimybę, kad mus suims. Ir štai paskutinis yra turbūt šitas sentencija reikalinga ir svarbiausia visiems mums, kad tik tai, kai įsigilinam vieni į kitų problemas, tarkim, jūs atstovavot saugios kaiminystės grupiai? Tai aš paklausiu jūsų kaip policininkas. Sakykit, kaip jūs manot, kokios yra policijos problemos šiandien? Mūsų problemos yra policijos problemos. Supratau, bet jūsų problemos aš vėliau paklausiu, bet kokios yra mūsų, kaip policijos, kaip institucijos, ar žinot apie mūsų problemas? Žinau labai gerai. Kokie mūsų skauduliai? Kad nusikaltimų mažiau būtų vagysčių. Taip, tai čia mūsų yra siekiamybė. Ar žinot, ar mes turime... Aš tai nesuprantu. Per mažai atlyginimai. Matot, kaip yra šaunu, kad jūsų suprantat. 100 darbuotojų trūksta policijai. Tai čia... Iš pradžių pinigų, atidėlė pinigų. Visiškai teisingai, čia patrulių rinktinė mums daugiau negu 100 trūksta. Čia kiekvienam komisariate, aš nežinau, po 15. Tai va, tai yra šaunu. Lygiai taip pat mes norim žinoti, ir policija, ir seniūnija nori žinoti, aš aišku, už seniūną nekalbėsiu, jisai pastarų po vasaros, norim žinoti jūsų problemas ir kad jūs žinotumėt mūsų. O kodėl tai reikalinga? Kartais jūs kreipiatės į policiją, ne jūs, bet aš sakau šiaip visuomenę. Ir yra tokios problemos, kur policija iš tikrųjų 100% negali spręsti. Iš tikrųjų mes visų 100% daugiau nepagausim. Mes galim tik atlikti tam tikrus veiksmus, kad įsitikintumėm ir jūs įtikintumėt, kad mes padarėm viską. Kita vertus, jeigu nebūdavus kaimynai, tai mes kokių 50% nusikaltimų ir neišaiškinsim. Nes aš galiu pasakyti, kiek patruliai sulaiko pažeidėjų, tai yra tik tai labai nedidelė dalis, kokie gal 10-15% sudaro tas vaizdo kamerų stebėjimas. Žinot, visi, kad Vilniuje yra labai daug vaizdo kamerų ir yra policijos pareigūnai specialiai skirti, kurie stebi dieną naktį tas kameras, jeigu pastebi, nusiunčia patrulį ir atvažiuoja. O štai tik tai kaimynam paskambinus nukentėjusiesiems, patrulis gali labai greitai operatyviai sureaguoti ir sulaikyti su įkalčiais nusikaltimo vietoje. Aš čia parašiau pirmajame policijos komisariate saugi kaiminystė. Ir iš tikrųjų šita situacija pas mus buvo prieš 5 metų. Ir nežinau, čia šiek tiek aš hiperbolizavau, bet kaip jūs manot, ar pasikeitė, kaip jūs manot, pasikeitė situacija ar ne? Ar kaimynai vis dar bėga? Nebūtinai kaimynai, praeiviai. Vat anksčiau buvo pas mus toks dalykas, kad kai pradedam ieškoti ir būtent per saugios kaiminystės grupės liudininkų, kurie matė įvykį, atsiranda. Iš tikrųjų, kartais atsiranda, būna kartais tokių smalsių moterų arba vyrų, nesvarbu kas, nesu genderistas, šiaip pasakiau. Ir jie sako, iš tikrųjų, aš stebėjau, aš mačiau. Sakau, kodėl neskambinai policijai?
Nu, bet tai čia ne mano reikalas. Taigi mes jums pinigus mokam, iš mūsų mokesčių jūs gyvenat ir jūs patys privalote reaguoti. Nu, bet mums reikėtų 3 milijonų policininkų, kad prie tų 3 milijonų gyventojų pasakytumėm, kad visi absoliučiai saugus jaustumėtės. Galima kitą? Dar kitą, nes čia manas. Dabar iš policijos ataskaitų. Aš peržvelgiau policijos registruojamų įvykių registrą ir per 11 mėnesių šių metų kokie yra pagrindiniai padaromi teisės pažeidimai. Triukšmas yra viena toliausių problemų. Turbūt ne vienas jūs esate susidūrę, kad kaimynas neperspėjęs jūsų vakarėlį padaro, triukšmauja, būna iki ryto ir iš tikrųjų kenkia jūsų sveikatai. Vagystės iš ir nuo automobilių. Tai yra problema visoje vakarų Europoje, nežinau kaip su rytų Europoje, bet vakarų Europoje yra tikrai labai populiarus nusikaltimas. Tik tai tiek, kad mūsų policija, bet aš tikrai galiu palyginti duomenis, dirba žymiai geriau negu vakariečiai. Kadangi visi automobiliai nuo vagysčių ir būtų yra vakaruose apdrausti, todėl praktiškai yra tik tai užtikrinamas įvykio registracija ir draudimo kompanija išmoka žalą šitam nukentėjusiam. Mūsųgi policija ieško 20%, 25% priklauso nuo mėnesio ir mes vis tiek išaiškinam. Ir ką aš norėčiau pasakyti, kas liečia visas tas vagystės, anksčiau ar vėliau, ypač kai yra organizuotos gaujos tų nusikaltėlių, policija jas susėmė toks žodis, ar ne, jas išaiškina. Bet ne visą laiką pavyksta įrodyti visus epizodus, kurie šitie žmonės atliko. Tai galiu užtikrinti, kad praktiškai 90% tokių nusikaltėlių yra išaiškinama ir liaudiškai tariant pasodinama į kalėjimus. Tačiau ne visą laiką žala yra atlyginama jums, kadangi, žinot, DNR tyrimai, visi kiti tyrimai brangiai kainuoja ir užtrunka jų tyrimas net iki 3 metų. Kartais jau baigėsi žmogui tam kaltinamajam senaties terminas, kai jisai gali būti patrauktas. Bet taip, kad yra nebaudžiamumas, tai tokia kartais nuomonė vyrauja, tai iš tikrųjų to nėra. Apie telefoninius sukčius turbūt visi esate girdėję. Bent policija turbūt yra apie 20 filmukų prevencinių sukūrusi ir demonstravusi tiek internete, tiek per televiziją. Bet kaip pasitaiko, tai pasitaiko. Tai iš esmės, gaila, čia neparodysiu to klipuko, bet norėčiau, kad jeigu kartais pamatysit, jau ypač su senyvo amžiaus moterimis būna, pamatysit, kad eina ir skundžiasi, sako, einu pinigų iš bankomato nusimt, man reikia tiek ir tiek, būtinai paklauskit. Gal netyčia tau iš policijos skambino, gal FNTT tau reikia pinigus plauna. Nes mes turėjom vieną situaciją. 82 metų moteris, jie sukčiai įtikino, kad per sąskaitą plauna pinigus, nors jinai sąskaitos neturėjo šitą atsidariusi bankę. Tada liepia nueiti atsidaryti tą sąskaitą, kad iš tikrųjų galbūt tų pinigų į tą sąskaitą šitą padiktuoti kodus jiems ir paimti tos greituosius kreditus. Tai man labai atrodo absurdiška, kad banko tarnautoja, žmogus pirmą kartą gyvenime sudarinėja sąskaitą ir būtent internetinę bankininkystę nori daryti. Ir nepaklausė banko tarnautojas, tai klausai, gal tu vis dėlto sukčiai skambino. Kam tu reikalinga tą sąskaitą? Ką tu pensiją perves, kai tu visą gyvenimą atsiminėjai? Tai žodžiu, ir jūs nelikite abejingi. Visą kitą jūs irgi matote. Alkoholio vartojimas ir didelis chuliganizmas yra toks paplitęs, bet tarp kitko, pas mus, kaip tik šią savaitę, buvo atvažiavęs Eurokomisijos atstovas iš Švedijos. Ir mes vaikščiom ir po senamiestį, ir buvome važiavę į Trakus, ir tokiu metu, kai iš tikrųjų tūlas lietuvis kartais bijo nosį iškišti, ar ne, vakarė 20 valandą, pusę 11, kaip viskas jam atrodė saugu, sako, jūs esate labai maža, bet pati saugiausia valstybė Europoje. Aš aišku džiaugiuosi, kad taip sutapo, kad tuo metu nebuvo kokia renginio, taip. Dabar, ką mes dažniausiai, kokias akcijas atliekam su saugios kaiminystės grupėmis. Ir aš iškart sakau, visą laiką prioritetą teikiam saugios kaiminystės grupėms ir kartais mūsų klausia, štai kodėl jūs didesnį kreipiate dėmesį ten, kur yra saugios kaiminystės grupės, kodėl su jomis bendraujate. Aš lygiai taip pasakau, kadangi jie su mumis bendradarbiauja, kadangi jie yra suinteresuota aktyvi bendruomenės dalis, todėl mes su jais ir šnekam. Labiau. Ir kad mes juos šiek tiek proteguojam, tai aš manau, kad mes visada juos proteguosim, nepažeistami įstatymų. Todėl tie žmonės, kurie būrėsi į saugios kaiminystės grupės, jie patys yra didžiausi aktyvistai, tik tai tie, kurie gali prisidėti prie saugios visuomenės kūrimo.
Informacijos perdavimas elektroninio ryšio priemonėmis. Aš dabar nelabai žinau, kaip yra antram policijos komisariate, bet turbūt yra tas pats. To, ko jums reikia, kartais, va dabar visi turbūt žinot, kad ginklus reikia netgi dujinius registruoti, ar ne? Visi tą žinot, nežinau, kam aktualu. Šiaip tai Lietuva labai labai ginkluojasi, vien turbūt Vilniaus apskrityje yra gauta apie 100 000 prašymų legalizuoti ginklus, tai yra įteisinti tuos dujinius ir taip toliau. Tai yra labai daug. Tikiuosi, kad iki Amerikos neprieisim, bet kita vertus kartais žmonės šypsosi, kai žino, kad užančio pas kiekvieną gali būti pistoletas. Ir dabar, ką norėjau pasakyti, ir paskambinę savo apylinkės inspektorių, jeigu jūs su juo bendraujat, jūs iškart galite sužinoti, kad dabar jokių pažymų jums tam ginklui įsigyti popierinio varianto nebereikia. Mes tiesiog patikrinam, įvedam į registrą ir jums iš karto atliekama paslauga labai greitai nuotoliniu būdu. Patrulių rinktinės pajėgų pritraukimas. Ką reiškia tas pritraukimas? Aišku, šalia jūsų yra patrulių rinktinė, tačiau mes esam padarę tokį eksperimentą, kad ten, kur yra saugios kaiminystės grupė veikianti, ten mes šiek tiek pakoreguojam patrulių maršrutus ir jie, kai nėra, šiuo metu nereikia jiems reaguoti į įvykį kažkokį, ar ne, greitai, ir jie turi šiek tiek 10 minučių laiko, jie pravažiuoja į tą namą, įvažiuoja į kiemą ir šiek tiek švyturėliais pamirksi. Jūs manote, tai neatbaido nusikaltėlių? Žinokit, labai atbaido. Tai nėra gerai tuo dalyku, tuo aspektu, kad iš tos vietos kitas žmogus nueis nusikaltimą daryti kitą vietą, bet kita vertus jūsų kiemas bus saugus. Kartais reikia žiūrėti. Dažnumas turi atvažiavimą. Tas dažnumas, kai turi laiko. Nu, mes prašom, kad kartą per dieną atvažiuotų. Tačiau pas mus yra 35 grupės, tai iš tikrųjų tai nerealu. Todėl kaip gali, taip važiuoja. Nes pas mus yra tik tai visoje toje teritorijoje, kur 160 000 žmonių, yra tik tai 2 patruliniai ekipažai. Tai jeigu yra ramu, jeigu tai tada pravažiuoja. O jeigu ne, tada... Tai vieną kartą per savaitę gali? Aš manau, kad taip. Dabar stendai. Ką aš kalbėjau, aš truputėlį vėliau parodysiu, kaip atrodo vienas stendas, neįvardinsiu kokiam mieste, ir pasižiūrėsim, ar tokie stendai mums reikalingi. Ir dabar prieš tai sakėm, kad bendradarbiavimas mūsų yra šiek tiek nepakankamas, ar ne? Šiek tiek. Labai norėčiau, kad paskui pakeistumėt nuomonę, o jeigu dabar nepakeisim, kad ilgainiui per metus, per pusmetį pakeisim tada. Ką žadėjom pasirašydami sutartį? Galima jau kitą skaitę. Ar dažnai paskaitot patys, ką policija prisėmė savo, ko jums padės? Dažnai paskaitot. Labai gerai. Va kaip tik antroje dalyje, kuri bus įdomesnė. Aš dabar taip, aš čia bendrais bruožais kalbu, antroje dalyje jūs galėsit labai konkrečiai tai paspręsti. Policijos įsipareigojimai yra kokie? Pranešam apie įvykius. Čia bus įsipareigojimai. Taip, perduodam reikalingą informaciją. Tam, kad perduot reikalingą informaciją, visų pirma reikia žinoti, ko jums reikia. Tarkim, aš net nežinau, ką čia dabar. Vat, jūs man labai maloniai šypsotės. Sakykit, kokios informacijos jums dažniausiai reikia iš policijos pareigūnų? Ko man reikėtų? Taip. Ar jūs vėliau norėsit suformuoti? Žinokit, aš tai, kadangi esu bendruomenės pirmininkė, tai žinokit, jau su policija, kadangi bendravom labai daug metų, tai dėl to tai mes aš taip tiesiog norėjau įsiterpti, bet kadangi sakė, tai prie kavos, tai tylėjau. Bet aš tai, žinot kaip, kai pakabinot spyną gerą daiktą į taborą, tai važiuojat, nu, kadangi mūsų pietinė pusė ir mes tokie, ir čia apšnekėjom tai, kad tik tai, yra 2 komandos, kurios gali dar 2 mašinos, tai tai benzino trūkumas ir kažkom nebeateina. Tai va tiesiog kviečiam ir mes apie tą 33 kartus turbūt šnekam, susitinkam ir visų prieš tai kalbėjusiu ir aš visą laiką sakau, ačiū Žydrūnui, ten mačiau, pats labai geras žmogus, tikrai labai neįstovus ir jo dėka pas mūsų Leninkose tikrai buvo daug labai gerų dalykų. Tai labai, kaip aš sakau, Tabore stovi tas namelis geras. Tik kai jiems spyną užkabino, tai mes va taip įnirtingai ir sakom, atvežkite tą namelį pas mus. Tai va taip ir deramės. O jeigu jūs padėtumėt mums tą reikalą sudėrėti, tai mes... Labai gerai. Šitą dabar ką pasakėt, pasilikit savo. Ir aš prieš tai sakiau, kad tik bendruomenė gali padėti suprasdama problemas mums išspręsti, ar ne? O kaip? Jūs, moteris, gimdot vaikus. Paskatinkit juos ateiti į policiją. Paskatinkit.
Čia dabar nediskutuojam, bet jeigu tai būna iššūkis, gerai? Nes mums trūksta. Mes nepadarysim silikoninių kažkokių tai pareigūnų ar manekenų. Tikrai nepadarysim. Tai aš taip supratau, kad dabar ir damas reikia pas visus. Tai žinokit, aš kaip pirmininkė, bet aš ir nutarmės nieks nepuola, nežinau, kad aš pirmininkė. Tai va. Mes sakėm taip net, duokite, mes sutinkame net ir ta pati valdyba, kuri ir savo mašinom pavežioti jūsų patrulį, kad pėstysis atsirastų. Tai be abejo, nu pas mus irgi toks būna lietuviškas variantas, tai yra tiesiog, kad tegul tai padaro kaimynas, aš pažiūrėsiu per langą. Viskas teisingai, bet kitą kartą pas tą kaimyną karvę tvartė rūkys ir viskas sudegs, nes jūs irgi nenorėsit pranešti. Šiandien lazda su dviem galais. Čia man netaikyti. Aš jums netaikau, aš čia tam kaimynui negeram, kuris jums netaikau. Ir štai ženklų stendų įrengimą, platinimą irgi policija, atsiprašau, jau išmetė. Gerai, tiek to. Dabar pasidomiausias turbūt jums. Kiek saugios kaimynystės grupė pati įsipareigoja? Kas man labiausiai įdomu, tai kad organizuoti sektoriaus nariams susirinkimus ir mokymus. Tikiu, kad tai vyksta ir mano komisariate, kuriam aš atstovauju, taip pat vyksta, bet jau taip retai, kad aš irgi priedu savo ranką prie širdies ir sakau, atleiskit, mes tikrai šitą darbo barą šiek tiek apleidom, bet apleidom kodėl? Jūs patys mums nepranešėt, ko reikia. Kartais pasidaro taip, kad ir aš čia girdėjau prieš tai, kažkas šnekėjo, kad yra tokių, aš vadinu, mėnulio pilnaties žmonės. Ar ne? Žinot tokius žmonės? Kaip jie skundžia visus kaimynus ir praktiškai niekas negali nieko išspręsti. Reikia kalendorių pasižiūrėti. Taip. Ir pabandyk tokiam kaimynui šitą suorganizuoti mokymą. Čia bus irgi truputėlį vėliau iššūkis, mums reikia sugalvoti, kaip tą negerą kaimyną įveikti. Gerą kaimyną. Jis aktyvus, kodėl jis aktyvus, tik jam reikia teisingai kryptį nukreipti. Sutinku, bet žinokit, kai aš gaunu kartais laišką elektroniniu paštu ir jau matau adresą 6planeta@gmail.com, tai aš iš karto jį išmetu iš šiukšlių dėžę net neskaitęs. Tai štai norėjau parodyti štai šį stendą ir kaip jūs manot, namas visas, atsiprašau, tikrai labai gražus, 100 metų remontas nedarytas, turbūt už šildymą moka po 800 metų. Taip, ten turbūt nėra saugios kaimynystės grupės, ar ne? Ir šitas stendas, nu taip, yra gražu, yra saugios kaimynystės grupė, bet ar jinai ten iš tikrųjų yra, tai gal baras taip vadinasi, tikrai nežinau. Dabar iškeliu vieną problemą ir aš toj baigiu, tikrai toj baigiu. Aktyvių narių skaičius, patys pasižiūrėkit, daugiausiai saugios kaimynystės grupių sudaro nuo 1 iki 5 žmonių. Tenka konstatuoti, štai mes dabar auditą atlikom pirmam policijos komisariate, tai 3 grupės buvo tik tai kur po 1 žmogų. Tai yra vienas žmogus iš, tarkim, laiptinės 20, kur yra, ateina, pasako, kad aš atstovauju čia visus 20, sudaro sutartį, o paskui jis numiršta. Taip. Perkeltinė prasme numiršta. Ką daryti? Kaip spręsti tą problemą? Pirma, aš net nežinau ir pas jūs kiek yra tų aktyvių žmonių, vat jūs irgi sakėte, turbūt vieną aktyvų matau. Tai... Turim. Nu, nėra taip visiškai nieko, tik aš viena, ne, yra šiek tiek. Mes ir dėl to sakau, kad mes galim ir policijai pagelbėti. Viskas? Moteris pasakė, moteris padarė. Įrašykite į protokolą, kas tai protokoluoja. Dabar, koks yra, ne tik mano, čia ir Laura, čia daugelio, kas dirbo prieš tos idėjos pasiūlymas. Iš ko mes galim ieškoti? Ir visų pirma, valstybės tarnautojai, tai yra tas viešas asmuo, kurį pareigoja elgtis, tarkim, policininkus tai statutas įpareigoja. Jeigu aš einu iš baro, atsiprašau, netgi 2 bokalus alaus išgėręs namo ir pamatau, kad vyksta nusikaltimas, jokio skirtumo, kad aš turiu 0,4 promilės, aš vis tiek turiu. Ir jokio skirtumo, kad aš esu po darbo, aš turiu reaguoti į įvykį, aš turiu tam žmogui padėti. Ir labai smagu, kad štai yra turbūt užvakar įvykį matėt, kai 2 merginos į Nerės upę įvažiavo. Puiku, kad ten stovėjote vaikinukai ir puiku, kad jie neskambino policijai, kad jūs ištraukit, mes palauksim, kol jūs ištrauksim, o patys puolė gelbėti. Super, labai geras pavyzdys. Tai štai policininkai, ugniagesiai, savivaldos pareigūnai, aplinkos inspektoriai, gydytojai, kas tik tai nori, tie, kurių darbas yra atsakingas, ar ne, ir kurie rūpinasi žmonėmis darbe atlikdami savo pareigą, jeigu jūsų kaiminystėje gyvena tokie žmonės, eikit pirmą pas juos. Jiems visų pirma psichologiškai bus nepatogu atsisakyti. Iš tikrųjų. Ir jeigu ateityje, kai mes manom, kad galbūt tie žmonės, jeigu jie dirbs saugios kaiminystės grupėse, tai tą darbą kažkiek galima bus netgi kompensuoti
ar tarkim dieną atostogų suteikiant, ar tas kelias valandas, kur aktyviai dirbai bendruomeniai, įtraukiant, įskaitant į darbo laiką. Čia aišku ateities reikalas, bet pirmą ieškokit ten. Namie yra policininkas, vadinasi, namie yra potencialus jūsų saugios kaimynystės narys, o gal net ir aktyvus. Bet žinau, Elektrėnuose viena mergina, kai subūrė grupę, tai tą namą, žinokit, net ne namą, ten toks mažiukas kiemas iš 5 namų, apeina visi, netgi ne tai, kad nusikaltėliai, bet visi tie girtuokliai, visi pažeidėjai. Ir vat vienintelis kiemas žiūrėjau, kur yra daug staliukų ir suolų, ar ne? Ir nei vieno nėra to, kur sėdi domino lošia, rūko geria ir vis teršia aplinką šalia. Kaip sakot? Jūsų didžiausių reiškinti. O... Ar kitą darbą dar išlaivino. Tai čia jūs problemą siūlot mūsų Romų taborą, ne? Taip, galima, nes čia reikia kaip getas. Buldozeris. Bet žinokit, kai klausia, už kieno dabar, va skandinavomės ir klausėm, sako, pas jūs yra ne problema. Pas jūs čia jų yra 1000. Pas mus iš Rumunijos kiekvienais metais atvažiuoja po 15 000. O geriau nelaukim. Geriau... Šitą problemą jūs vėliau irgi patys spręsit su savo policijos komisariato atstovais, aš tik tai pristatau bendrais bruožais. Bendruomenių nariai. Štai bendruomenių nariai kartais ne visi būna susibūrę. Irgi pažiūrėjau, Žirmūnų, pavyzdžiui, bendruomenės atstovai yra, jie prie saugios kaimynystės grupės neprisijungia. Klausiu, kodėl neprisijungiat? Juk pas jūs reikia va tiek, kokie 8 ar 9 ten grupės. Sako, mes apie jos nieko nežinom. Nu, sakau, iš esmės, jūs kaip bendruomenė turėtumėt domėtis, nors užeiti pas mus ir mes tos kontaktus duosim, ar ne? Nes jeigu jūsų bendruomenė, jūs turite žinot, kas pas jūs daro. Kaip ir mes policija turim žinot, kas pas mus dirba. Tai vat bendruomenių nariai yra patys irgi vieni iš aktyviausių narių ir štai jeigu jūs, bet jūs pati bendruomenės atstovė. Tai aš jums to nepasakoju, bet pasakoju visiems kitiems, kurie nėra. Internete paprastai bendruomenė kaip juridinis asmuo turi savo statusą ir turi savo tinklapį. Todėl praktiškai galite bet kada surasti jų telefonus ir pasikalbinti, gal tas bendruomenės narys gyvena būtent jūsų name arba gretimame. Valdybų nariai. Supratot, daugiabučių namų, yra ten pirmininkai, turi daugelis netgi nori tapti tais pirmininkais, nežinau dėl kokių ten paskaitų ar gerų ar ne, bet dažniausiai šitie pirmininkai yra taip pat labai aktyvūs bendruomenės nariai. Taip kad kiekvienas valdybos pirmininkas yra irgi jūsų draugas, jūsų kaimynas, nesvarbu, kad gyvena už 10 metrų. Mokytojai, senjorai. Ką pasakysim apie senjorus? Čia toks žodis senjoras, nu, praktiškai jau titulas įpareigoja, jau kaip ir pirmas didiko laipsnis. Ir kai žmogus išeina, kažkam iš jūsų galbūt teko tai pergyventi, kai išeina žmogus į pensiją ir staiga lieka be veiklos, jam labai sunku adaptuotis į visuomenę, ar ne? Už tai jisai yra dabar potenciali auka griebti ir imti ir įtraukti į saugios kaimynystės judėjimą. Ir be to senjorai turi daugiau laiko. O mokytojai kodėl įtraukiu? Mokytojų pareiga rūpintis vaikais ir auklėtis. Ir mokytojai išugdo tiek jūs aktyvius narius, tiek išugdo venininkus, tiek išugdo ir nusikaltėlius, nieko nepadarysit. Mes policininkai susidėrėm su mokytojų ir su tėvų auklėjimo spragomis, juk tai 100% yra. Nes, aišku, gatvė šiek tiek įtraukia paauglystę į tą vaiką, bet jeigu tėvai yra brandus ir moka su jais bendrauti, kalbėtis ir įtikinėti, tai tuomet mes galime sutraukti. Mamos auginančios mažus vaikus irgi, kiekviena liūtė savo liūtukus labai saugo, todėl jos irgi įtraukia. Jaunimas, moksleivių studentų organizacijų nariai, patys žinot, jeigu jie yra aktyvūs studentijai, o jaunimas labai mėgsta pasireikšti, ypač dabar tas amerikietiškas modelis atėjo, kad aš turiu būti geriausias, ar ne, jau neužtenka, kad mano komanda būtų geriausia, aš turiu būti geriausias. Tai jeigu kartais jis negali atsiskleisti labai mokykloje, jisai be abejo gali pas jus atsiskleisti. Ir reikia pritraukti jaunimą, reikia. Aišku, per vieną tokią diskusiją mes to neišdiskutuosim, bet ateityje galima ir sudalyvauti mokymosi programos. Ir bet kokių veikiančių nevyriausybinių organizacijų nariais. Irgi yra jūsų potencialūs klientai, nes jie turi, ar tai gali būti pacientų organizacijos, ar ne, kuriems yra labai svarbu, jų yra labai daug, ar tai gali gamtos mylėtojai, gyvūnų augintojai ir taip toliau. Jie yra aktyvūs jau pas save, juos reikia tik paskatinti surasti tą vieną tokį priziuką, dėl kurio jiems reikėtų pas jūs ateiti. Taip, raskit porą gyvūnų augintojų su bernoidigainiais ar dar kažko ir jūs jau turėsit puikią apsaugą. Galima jau prieš paskutinę skaidrę. Palanki situacija, nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų protrūkis.
Tik tada, kai tam pačiam kieme pavagė 3 nuvaro mašinas, tada jie pagalvoja, apie kokias saugos priemonės reikia įgyvendinti būtent tam rajone. Netikėtai nukritus visiems kaimynams aktuali problema. Jūsų problema yra Taboras, aišku, jisai netikėtai nukritas, bet kitur, pavyzdžiui, buvo Žirmūnuose, norėjo iš mokyklos stadiono golfo laukus padaryti. Iš kažkokio tai, ale kaip Vingio parkas, irgi kartais nori atskirti didelę dalį teritorijos ir padaryti ten kažkokią privačią komercinę zoną. Nesvarbu, kad laisvalaikio, bet jau už pinigus. Tai va tada tą situaciją reikia išnaudoti, nes tai yra palaikyti terpę. Ir kokią naudą galima gauti, jau pačioj pradžioj irgi minėjau. Ir štai vieną, ką aš norėčiau paminėti, galiu pasakyti taip, kaip yra mano name. Mes esam 5 irgi iš apačios 6 namai stovim ir tose namuose gyvena 7 ar 8 policininkai. Turim kiekvieną savo telefoną ir jeigu mes pamatom kažkokį tai žmogų, kuris įtartinas slankioja, ar pas mus narkomanų, pavyzdžiui, yra Fabioniškių ten gale, tai mes nekviečiam policijos, mes pasiskambinam vienas kitam ir mes 3 išeinam. Aš pasiimu savo vokiečio aviganį, jie irgi ateina ir mes praktiškai nieko nebijom, nors neturim tuo metu ginklų ir neturim jokios amunicijos policininkų. Ir tai yra labai neblogai. Lygiai tą patį jūs turėtumėt. Jūs turėtumėt turėti skambutis draugui, kuriam gali. Aš jums iškart pažadu, žinokit, viską fiksuoju. Jau žinau, taip ieškosiu policininkų savo teritorijoje. Puiku. Jei neturi avyganio, mes jam parūpinsim. Dar labai gerai, tik tai kas kokį 12 metų reikės atnaujinti, nes tik tai gyvena. Problemų mes. Super, tai jūs pradėte spręsti problemas. Tai va, ekonominis aspektas yra, aš nežinau, gal papasakosiu šitą. Tai va, ir paskutinis mano pasiūlymas, kaip jums kalbėti su savivaldos institucijomis ar kitomis institucijomis, iš kurių reikia pagalbos. Štai mes turim tokį straipsnį, mes galim teikti pasiūlymus. Jums kaip Skaidrios kaimynystės grupiai, ar ne, tarkim yra paprasta problemėlė, atvažiuoja daug žmonių ir stato ant jūsų šaligatvio, ant jūsų žalios vėjas mašinas, ar ne? Mes keletą pažeidimų užfiksuojam, nors jų gali būti milijonai iš tikrųjų, nes nėra vietos. Ir siunčiam būtent jums, Saugios kaimynystės grupių pirmininkams, pasiūlymą imtis priežasčių pašalinti, imtis priemonių pašalintas priežastis. Jūs patys sugalvokit kaip. Norit įsirenkit užtvarą, tai yra šlagbaumą. Norit pasakykit kelio ženklus. Dabar, kaip sakot? Nenorima šlagbaumą. Tai va, jeigu jūs turėsit tokį policijos raštą, ką turėsit? Jūs turite sugalvoti normalią, labai idėją. Jūs paskui antroji daly patys ir pagalvokit. Ir su ta idėja kreiptis į savivaldybės eismo organizavimo skyrius, kad jums leistų būtent tą atlikti. O apie kitus tarpininkus jau paskui. Paskui atvažiuos, o kaip greitoji, tai tada babulė reiks tą sodinti mygčiukas. Aš čia pavyzdį daviau, tai gali nebūti. Galima, čia labai galima laisvai spręsti. Davy greitai šitą vieną čipuką, davy gaisrinį vieną čipuką, čia viską galima išspręsti. Bet aš daviau pavyzdį, o jūs paskui savo problemą sugalvosite ir išspręsite. Tai va, tai čia jums pamastymui, ačiū už dėmesį, atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Ačiū Gintarui Mažintai, o dabar pakviesime Saugios kaimynystės grupių asociacijos prezidentę Laurą Mažintą pristatyti asociacijos naujienas ir pakviesti jūs tikriausiai prisijungti prie pačios asociacijos. Esu pasiruošusi savo pristatymą, bet kol Gintaras kalbėjo, matau, kad jūs esate pakankamai toli pažengę šitoje srityje. Ir galbūt taip detaliai net ir nerodysiu to, ką ruošiausi parodyti. Papasakosiu daugiau apie pačias idėjas ir pristatysiu bendrais bruožais, ką mes mėginame padaryti ir kodėl aš esu čia. Vakar vyko viena tarptautinė konferencija, kur mes turėjom svečią iš Švedijos. Ir pagrindinė jo mintis buvo, kad šiuo metu mes policiją vertinam kaip tą jėgos struktūrą, kuri turi ateiti ir padėti išspręsti mūsų problemas. Yra galimas toks modelis, kai pareigūnai yra stiprus, turi ir benzino, ir pinigų, ir visko, ko tik tai reikia, ir gali tą padaryti. Bet šitas modelis visą laiką valstybei kainuoja daugiau negu jo alternatyvus modelis. Kokiagi yra alternatyva tai stipriai policijos struktūrai?
Vienintelė alternatyva yra policijos pasikeitimas, pačios policijos iš tos jėgos struktūros į paslaugų teikėją, į kalbėjimą su jumis ta pačia kalba, į šiek tiek tokį nusileidimą iš eksperto pozicijos, kad aš žinau, kiek kartų turi atvažiuoti pas jūs patrulis, ne? Nu, labai dažnai jūs visą tai girdite. Tai vat truputėlį atėjimas žingsniu atgal ir uždavimas gal klausimo kitokio. Aš galiu, kad pas tave atvažiuotų 2 kartus, kada tu nori. Ne? Rezultatas yra visiškai toks pat ir būtent dėl to mes čia ir esam dabar, tiek jūs kaip žmonės, kurie rūpinasi savo saugumu, ar jūs esate įsteigę grupę, ar nesate įsteigę, čia jau detalės, tiek tie pareigūnai, kurie irgi nėra visažiniai ir jie nėra visiškai kitokie žmonės, negu esam kiekvienas iš mūsų. Kaip kilo mintis įsteigti tą asociaciją? Iš tikrųjų, Lietuvoje šiuo metu yra veikiančių apie 1500 saugios kaiminystės grupių. Ne bendruomenių, bet grupių. Žmonės, kurie nori ir supranta, kad jie patys gali dalyvauti ir padaryti kažką, kad būtų saugesni, jie sudaro sutartį su policija, sudaro sutartį su seniūnija ir kaip ir turėtų prasidėti kažkokia veikla, bet dažniausiai ta veikla atsiduria į pirmą barjerą, tai yra pinigai. Ne? Jeigu aš noriu, tarkim, pasistatyti žibintą ar ten šlagbaumą, tarkim, visi tenai pas mane sveiki, ar ne, ir noriu atsitverti tiesiog arba randu sprendimą kažkokiu būdu, iš karto atsiranda sąmata, kurią reikia apmokėti. Yra daugybė ES projektų, į kuriuos galima pretenduoti ir gauti tą finansavimą, bet neturėdamas juridinio asmens statuso, tu net negali eiti ir prašyti. Kiekviena grupė, kuri veikia ir sprendžia, iš tikrųjų tie aktyvūs žmonės sprendžia savo problemas, savo namo, savo grupės problemas, jie susiduria su daugybė klausimų, kurios turi policijai, kurios turi savivaldai, kurios turi dar kitom institucijom ir eina tam tikrus takelius. Visi eina tą patį ir visur atsitrenkia į tokią sieną. Kas tu čia atėjai? Atėjai vienas, ne? Nu, aš tave nusiųsiu ten per aplinkui, tu ilgai pavaikščiosi, gal ir pamirši, ko buvai atėjęs. Netrukdyk dirbti. Taip, netrukdyk dirbti. Jeigu ateina jau daugiau žmonių atstovaujantis kažkoks tai asmuo, tokiu atveju tiek pačios valstybės institucijos, jos yra priverstos pasižiūrėti šiek tiek rimčiau. Nes kiekvienai, tiek savivaldos institucijai, tiek pačiam policijos pareigūnui, jie nenori gauti skundų iš gyventojų. Ir jeigu tu pasakai, kad aš atstovauju ten 500 žmonių, arba dar kažkokią tai didesnę grupę, į tave tiesiog pradeda kitaip žiūrėti. Tai asociacija ir buvo įsteigta tam, kad tom veikiančiom saugios kaiminystės grupėm būtų galima suteikti galimybę tiek dalyvauti bendruose projektuose, tiek kai kuriais atvejais dalyvauti susitikimuose, kur yra keičiamasi gerąją praktiką, kur atsisėda keli saugios kaiminystės grupių lyderiai ir kalba, o tu darai tą kaip, o kaip tu tą darai. Vat pas mane veikia tas, pas mane veikia kitas. To tikrai reikia, jeigu jūs mėginate patys tą pasidaryti. Taigi asociacija, jinai stengsis ir padaryti tam tikrus įstatymų pakeitimus, kurių galbūt reikia, ir atstovauti, surinkti visą nuomonę jūsų, ko jums labiausiai reikia, ir eiti tais keliais, kad nereikėtų eiti kiekvienam po vieną. Iš esmės, norėdama palikti daugiau laiko tam praktiniam darbui, ties šituo ir baigsiu. Jeigu kas nors norėtumėte sužinoti daugiau, tai prie kavos pertraukėlės dar noriu pasakyti tai, kad iš tikrųjų esame padarę savo Facebook'o puslapį, tik paieškose reikėtų ieškoti saugios kaiminystės grupių.asociacija. Toks žalias, gražus saugios kaiminystės ženklas, nes prieš mus
tą patį pamėgino padaryti City servisas, bet savo keliais ir pavadino tai saugia kaiminystė siekdami savo tikslų. Tai kad tiesiog tenai jau beveik tas tinklapis yra numiręs, o mūsų Facebook'e bus visa informacija, kuri yra jums svarbi, jums aktuali, patarimų, kaip daryti, kaip burti tas grupės, kaip jom vadovauti, kaip įtraukti kuo daugiau kaimynų. Dar kartu gal pakartokit saugios kaiminystės grupių asociaciją. Taip. Saugios kaiminystės grupių ir .asociacija. Taip pat ir galite rašyti elektroninius laiškus arba skambinti. Mano telefonas yra 8686 260 57. Atsiprašau, tai gal galima skaidrę, kiek žinau yra. Tai galėsim palikti per šitą kavos pertraukėlę ir kam reikės užsirašys. Taip, taip ir padarysim. Ir pagrindinis mūsų šios dienos tikslas kaip asociacijos yra suartinti policijos pareigūnus ir jūs. Kiek supratau, jūs pakankamai gerai bendraujate ir bent jau žinote, kuris pareigūnas aptarnauja jūsų teritoriją. Ne? Jo. Tai va čia ir yra ta pirminė problema, ne? Viskas turėtų būti taip, kad net jeigu tu turi saugios kaiminystės grupę, tai tu turi žinoti, kam tu turi paskambinti. Mūsų situacija yra tokia, kad mes žinom, kad policija yra kažkur, o kaip jam paskambinti, realiai misija neįmanoma. Pradedi ieškoti, tave persiunčia per 5 žmonės, kol galų gale sakai, tiek to. Dažnai situacija. Ne visur. Tai va aš tiek ir supratau, kad daugelis iš jūsų jau žino, su kuo bendrauti turėtumėte policiją. Kažkada žinoma. Tai va dabar atnaujinsim visą tai. Jūs turite išdalintus lapus, aš pasiskolinsiu parodyti, ne? Gal paklausyti? Pabaigsim jau. Tai pirmiausia, kad kažkas tai pasikeistų, jūs turite įvardinti, o kas yra problema. Ne? Pasiskolinsiu, truputėlį atiduosiu. Toliau, žinodami, kas yra problema, jūs įsivardinat, kaip jūs norit ją pakeisti, tam, kad pasikeistų kažkas. Susirašot priemonės, ką galite padaryti, pasiskiriat asmenis, kas tą padarys, pasirašot iki kada ir ką darysite ir jau pereinate prie tų veiksmų, kurias reikia atlikti. Dabar aš paprašysiu policijos pareigūnų, kad jie pasikviestų savo teritorijų žmonės arčiau savęs, kadangi šitą praktinę užduotį jūs galite geriausiai atlikti kartu. Policijos pareigūnai žino bendras problemas savo teritorijoje ir kai kuriais atvejais žino geriau negu žinote jūs. Tiesiog sėdėdami kartu jūs ir lengviau identifikuosite problemas ir lengviau surasite būdus, kaip jas išspręsti. Jūs bent jau turėsite planą, ką jūs patys turite padaryti ir žinosite tą pareigūną akis į akį, iš kurio reikia kažko tai paprašyti ir galų gale po kurio laiko paskambinti jam ir sakyti, klausyk, mes turėjom susitarimą, tu sakyk, kad tenai kažkam kažką nusiųsi. Būk malonus, paimk tą ir padaryk. Mesgi vieną tikslą siekia. Tai dabar tiesiog prašau pareigūnų šūktelti, kas yra kas. Prašom į priekį, taip.